Dauguma verslų laikosi ant vieno dalyko – vilties, kad šiandien viskas pavyks. Bet viltis nėra strategija, tai tiesiog azartinis lošimas jūsų laiku. Kai tavo projektas priklauso nuo to, ar komanda bus geros nuotaikos, arba ar klientas bus supratingas, tu nevadovauji, tu tiesiog tikiesi sėkmės. Vienas netikėtas kintamasis, viena klaida ir visa tavo viltis sugriuvo kaip kortų namelis. Tai sukelia nuolatinį nesaugumo jausmą. Algoritminis valdymas pakeičia viltį skaičiavimais. Naudodami Drakon metodiką mes eliminuojame sėkmės faktorių. Mes numatome visus scenarijus iš anksto. Tai reiškia, kad rezultatas pasiekiamas ne todėl, kad pasisekė, o todėl, kad sistema neleido suklysti. Tai tikroji vadovo ramybė. Nustokite tikėti sėkmės, pradėkite ją projektuoti.